Sveiki, sekančias 3 savaitės su jumis bendrausiu ir vėl aš, Vytautas. Aš šiek tiek sirguliuoju, bet tikiuosi, jog jūs esate daug sveikesni ir puikiai jaučiatės. Visų pirma, noriu padėkoti jūsų aktyvių, ypač aktyvių kai kurių iš jūsų dalyvavimų feisbukinėse diskusijose. Man jos iš tikrųjų teikia daug malonumo ir tikiuosi, jog netrukus prisijungsite ir visi kiti. Mūsų sekanti jau prieš paskutinė tema yra kaip valdžia iškreipia rinką. Jūs tikriausiai iš bendro supratimo arba iš kažkokio skaitymo tikriausiai žinote, jog valdžia yra tiesioginis rinkos dalyvis ir rinkos reguliuotojas. Ir dažnai sakoma, jog valdžia turi arba daugiau, arba mažiau kištis į rinkos santykius. Šioje temoje nagrinėsime, kokias nelauktas ir dažnai neigiamas pasekmes turi valdžios kišimasis į rinką ir jos reguliavimas. Kaip visada parašiau jums užduotį. Šį kartą galbūt kiek kitokia neįprastai. Ja atlikdami turėsite šiek tiek paklaidžioti po internetą ar kitas žiniasklaidos priemonės ir kai ką surasti. Tikiuosi, jog jums ji bus maloni ir daug sužinosite ją atlikdami. Taip pat, kaip visuomet, jeigu turite bet kokių klausimų arba norite išsakyti kažkokias mintis, visą laiką laukiu jūsų laiškų, elektroninių laiškų arba galite tiesiog manęs paklausti Facebook'e, ko nors. Visada mielai atsakysiu. Taigi, linkiu jums sėkmės ir iki pasimatymo diskusijos.